Rašydami tekstą kartais padarome klaidų ir tai yra visiškai normalu. Arba skubėdami praleidžiame kokią nors raidę, arba tiesiog nežinome kažkokio tai žodžio rašybos. Kai rašome kompiuteriu, mums kompiuteris gali padėti surasti klaidas ir jas ištaisyti. Visų pirma, pradėkime nuo to, kaip kompiuteris randa klaidas. Štai čia yra žodžiai, kai kurie yra klaidingi, kai kurie yra taisyklingi. Klaidingus žodžius kompiuteris braukia raudonai. Štai čia viršuje priemonių juostoje yra toks mygtukas, kuris vadinasi automatinis rašybos tikrinimas, ir jeigu jis yra paspaustas, tai mums žodžiai bus pabraukti. Jeigu jis nebus paspaustas, kompiuteris visiškai nebrauks ir neieškos jokių klaidų. Dabar pabandykime parašyti keletą žodžių su klaidomis ir žiūrėkime, kaip kompiuteris juos brauks. Mygtukas yra paspaustas ir bandom. Tarkim, kad miške auga žalia eglutė. Aš padariau 2 klaidas, tačiau kompiuteris man aptiko tik vieną. Tuoj pat pasiaiškinsime, kodėl. Na, visų pirma, prie žodžio žalia aš parašiau Z raidę. Dabar kaip klaidą ištaisyti. Arba įprastu būdu, tai yra nutrinti netinkamą raidę ir parašyti tokią, kokia turėjo būti. Tada žinoma žodžio nebebraukia mums kompiuteris. Arba galima paspausti dešinioji pelytės klavišu ant žodžio ir pasirinkti vieną iš tinkamų žodžių, kokius siūlo kompiuteris. Na, kompiuteris iš tikrųjų nežino, ką mes čia turėjom parašyti. Tai va, vienas iš pasiūlymų yra žalia, aš paspaudžiu ir man kompiuteris automatiškai žodį pakeičia į taisyklingą. Dabar kodėl nebraukia kompiuteris štai šio žodžio? Juk sakinys yra netaisyklingas, miške auga žalia eglutė. Sakinys netaisyklingas, tačiau žodis tai geras. Eglutė. Kuo? Ne vardininko linksnis, o kitoks. Todėl kompiuteris ir neprivalo braukti mums šito žodžio. Jis yra visiškai tvarkingas, tik sakinys yra be prasmės. Tokiu atveju mes turime patys surasti klaidą ir patys ją ištaisyti. Todėl kompiuteriu ne visuomet galima pasitikėti. Dabar kada dar kompiuteriu tikrai negalima pasitikėti? Kartais kompiuteris braukia vardus arba pavardes, net ir taisyklingai parašytus. Na, pavyzdžiui, štai, jis braukia pavardę. Kodėl? Todėl, kad mūsų žodyne šitos pavardės nėra. Ne visi vardai ir ne visos pavardės yra kompiuterio žodyne, todėl jis juos braukia. Kaip šito išvengti? Arba paspausti mygtuką, kad mums visiškai nebrauktų klaidų, arba galima paspausti ant pabraukto žodžio dešinį pelytės klavišą ir paspausti žodį nepaisyti. Paspaudus žodį nepaisyti, žodis bus nebebraukiamas. Tačiau, jeigu aš dar kartą parašysiu, štai, vėl pradėjau rašyti žodį, mums iškart vėl braukia kompiuteris. Net nepabaigiau dar kartą parašyti. Kame čia reikalas? Nes kompiuteris vis tiek neturi šito žodžio žodyne. Tai mes galime tiesiog žodį įtraukti į žodyną. Ir, kad ir kiek kartų aš parašyčiau tą patį žodį, kompiuteris mums jo nebebrauks, nes mes jį turime žodyne. Tačiau jeigu jūsų kompiuteris yra šviežiai įdiegtas, šviežiai sutvarkytas, gali būti, kad šitos žodžius jis vėl brauks, nes žodynas yra jūsų pačiame kompiuteryje.